karto. Gerai, labas visiems, dar kartą su jumis sveikinasi Sportland podcastas ir sveikiname su jumis iš kiek kitokios aplinkos, iš kitos vietos, kitaip tariant, konkrečiai iš Dariaus ir Girėno stadiono užkulisių. Ir jeigu mes esam čia, tai reiškia, kad mes turim kažką susijusio su futbolu, o tas žmogus susijęs su futbolu yra vienas kiečiausių, gal negi reikėtų sakyti kiečiausias futbolininkas dabar Lietuvoje, jis žaidžia aukščiausiai Italijos lygoje, jūs jau tikrai žinot, apie ką aš kalbu, o jeigu nežinot, sužinosit ir labai plačiai. Tai čia pas mus Gvidas Gineitis, Labukas. Labą dieną visiems, malonu, kad pakvietėt. Ir dabar pradėsim. Jas, tikrai pradėsim. Tikrai gerai. Dreba širdis, kai va ten šiaip mes stadioną matom. Norisi iš karto išbėgti, spardyti kamuolį. Gal dabar dar nelabai noriu, nes noriu pailsėti ir smagiau dabar pažiūrėti per vasarą, nei pažaisti. Tai dabar, kai žiūri biškis, dar noriu tiesiog pabūti žiūrovo vietoj. Taip, tai žiūri, aišku, 100% pasaulio čempionatą, ar ne? Ir gal mes galim iškart per čempionatą šiek tiek staptelti ir pakalbėti apie tai, paskui grįšim šiek tiek ir tavo vaikystę, į praeitį. Tai čempionatas, palaikai ką? Italija, aišku. Italija. Jo, atsargiai rinkis dabar, nes reikės grįžti į Italiją. Tai... Ne, aš palaikau, tai yra Argentina, Okay. Bet šiaip neturiu vienos, tai Argentinai, Ispanai ir Prancūzai. Ir dar Kroatai, nes draugas žaidžia. Bet šiaip daugiau turiu dar Norvegai, nes irgi iš komandos, kur gerai turi draugą žaidžia. Tai visada smagu, žinai, kur laiką praleidi turinį ir matai tą draugą, kur pats svajoji žaidži, žiūri, jis ten žaidžia ir tiesiog mėgauja žiūrėti, kaip tavo draugas žaidžia. Jie pasaulio čempionai. Jo. Okay, buvo 3, dabar vienas Škotijai buvo, bet iškrito ir vienas Kroatijai žaidžia, rinktiniai ir Norvegas vakar žaidė. Kaip gerai, kaip gerai. Norvegai dar galim pasakyti, kai mes filmuojam, vakar laimėjo 2-1, iškeliavo dabar į 16-uką jau žaisti, 8-finalį, kitaip tariant, tai linkim sėkmės tavo draugams. Tai, o kalbant apie tas rinktinės, tai dabar galvoju, prancūzai favoritai, ne, kaip pasižiūrėjau, Argentina antroje vietoje pagal favoritų tą reitingą. Žiauriai geras kelias ten susidėliojo, nes jau kitoj pusėje, žinai. Per lengvas. Jo, mačiau Argentiną ten... iki pusfinalį tik Brazilai arba Anglai bus. Jo, bet tai ten easy visai. O tai gal... Tu Messi čiūvas esi, jeigu Argentina. Messi labiau jau patinka. O tai klausyk, gal futbolas grįž namo? Galėtų. Gal laimės Angliją? Aš šiaip už Angliją. Rimtai? Dėja. Bet nebe šansų. Anglai labai prastai atrodo, kaip žiūrėjau. Aš kaip prieš Panamą ir prieš ką ten dar žaidė prieš tai irgi. Aš kaip tik buvau sutikęs anglų futbolo fanus tokius, tiesiog taip gavos netyčia, buvau trumpam išvykęs ir klausiau, sakau, kaip, sakau, fulė, sakau, grįš jau pas jūs, sakau, pagaliau į Angliją ir jie patys anglai, sak, be šansų, tiesiog ne, sak, mes palaikom, nes, tiesiog palaikom savus, bet kad grįž namo, no chance at all. Bet o kaip tu išsirinkai tas rinktinės? Nes, kodėl aš klausiu, nes mano istorija buvo, kad man nupirko mama skudurinę iš pradžių Zidano marškinėlius, tada Bekhemo ir tada tėvas buvo atsiuntęs man Figo Portugalijos. Ir realiai gavos taip, kad visą laiką tos 3 rinktinės, nes aš jas pirmiausia pažinau, ir domėtis pradėjau ir taip ir liko, žinai, iki šiol. Tai Bekhemas gal stipriau dėl Liverpoolio nuo Anglijos, žinai, bet visos tos, o pas tave tiesiog pagal žaidimą jau ar pas mane tai... Tiesiog eksprontų viskas arba dėl žaidimo, Ispanas tai dėl žaidimo, kaip vis tiek smagu, žinai, pačiam išmokti, ką kiti žaidėjai daro, kaip kamuolį tą valdo, kaip tiesiog nes Ispanai komanda, kur vien su kamuoliu žaidžia, o Argentina tai man patinka visi tokie, žinai, ta Pietų Amerika tokia, visi galingi, visi dvikovas eina, Argentina pasižiūri, nei vieno nėra kur koja patraukti, jeigu būtų pėm kamuolys, tai man patinka jų žaidimas, o... Tos kroatus ar norvegus palaikau, tiesiog smagu dėl draugų komandos, kurie ten žaidžia. Faktas. Niekada nepagavau, kad gali būti tiesiog draugelis pasaulio čempionai, žinai, toks jau. Žinai, bet mes jau kalbam apie šitą žmogų, žinai, gynėjus. Tai ta prasme, kai pagalvoju, kokiam lygiai žaidžia, normalu, kad ir draugų turi aukštesniam lygiai. Čia ne mes, žinai, mūsų draugeliai, čia NKL, Lošmano draugelis. Linkėjimai visiems telšiams ir NKL draugams. Gerai, o grįžkim gal iš karto dabar ten, kur mes mėgstam šiek tiek pasibūti, mes mėgstam paklausyti apie praeitį, apie tavo vaikystę, apie tavo sporto pradžią ir realiai pirmas prisilietimas prie sporto, nebūtinai futbolo galbūt, koks jis buvo, atsimeni kažką? Tai pirmas ir buvo futbolas, atsimenu jau nuo 4-5 metų darželį, kaip tik buvo treneris atėjęs, man atrodo, gerai nepamenu, į darželį ir tiesiog pakvietė vaikus, kas nori į futbolo treniruotis, ten rankas pakėlė. O aš neatsimenu, ar aš pakėliau paskui, ar mane pakvietė, aš šitą jau gerai nepamenu, bet treneris buvo atėjęs į darželį
Ir tiesiog pakvietė vaikus į tą futbolo treniruotę ir tada aš vieną kartą nuėjau ir man tiesiog žiauriai prilipo, atrodo, tas kamuolys, atrodo, pasiimu, spiriu į vartus, taip gerai viskas, einant aš belė kokią smūgį turėjau visą laiką. Taip. Ir man tiesiog prikibo ir tėvai sako, eik į treniruotės, jeigu patinka. Ir tiesiog pradėjau lankyti ir kai būdavo visokie turnyrai, nežinau, tiesiog varžybos paruoštos visą laiką. Ten po įvartį, po 2 įmušų 3 net Tai lūpdavai tą statulėlės, smūgį medaliai. gerą, Jo. Tai aš visada ten turnyrus irgi nuo pusė aikštės gaunu vartininko kamuolį, pasiemu visas siaurau įmušų, pasiemu nuo vartininko, ten salė žaidžiu, žinai, salė ten maža. Vartininkas padėjo kamuolį nuo savo vartų mušė į kitus vartus, žinai, pataikai. Kaip demoralizuoti kitus Jo, vaikus. visiškai. Čia kur tas vienas, kur atrodo, žinai, iš 12 A, o kiti iš 3 B, žinai. Tai būdavo, kur ir vaikams, atsimenu, ranką sulaužys vartininkams. Kaip Ačiū žiauru. apie tokį smūgį kalbą. Jo, Okay. nu, tikrai kaip vaikas, tai tikrai galingas smūgį turėjau, net ir brolio draugai ten būdavo, jau vyresni ten, jau nežinau, kiek 20 kažkeli būdavo, tiesiog kviesdavo mane fulio žaisti, man būdavo ten 9-10 metų, žinai, ir mane kviesdavo žaisti. Geras, koks pripažinimas iš karto, nes aš manau, kad vaikui vien tik tai yra motivacija. Aš atsimenu iš krepšinio pusės, kad kai su vyresniai žaidi ir jeigu jie tave priima į savo, žinai, kompaniją, tu jau jauties kietas, jau motivacija dar būt geresniam, Jo, kad jo. galbūt netgi ir juos, žinai, aplenksiu aš toj ir tada iš vis bus respekto labai daug. Tai šitas labai labai geras motivuojantis dalykas. Tai aš kiek skaičiau, visur mačiau tas gardelis minimas, vis gardelis. Kas yra gardelis? Tai Mažeikiuose kažkokia aikštelė? Gardelis yra tokia mini aikštelė uždengta tiesiog lentom tokiam. Jau matau vaizdą netgi. Kur prie Jo. mokyklų būdavo, ne? Jo, Tokiam, dirbtina danga Jo, patiesta ir tiesiog man priešais langus yra. Mhm. Ir tiesiog kiekvieną, kai būdavau mažas, kiekvieną rytą nuo 8, nuo 10 kažkur iki vakaro, 6-8, žinai, žaidži. Gvedai, Mama kviečia. Ne. Net neįdavai kartais valgyti, nes tiesiog aikštai būdavo ir Rankos nenorėdavai net pačios valgyti, net nesulūš, nebūdavo to noro valgyti, tai kiekvieną dieną beveik ten Geras. vis laik praleisdavau. Tai kitaip tariant, tu, pavadinkim, per netyčia, per to trenerio ateimą į darželį, prisilietei prie futbolo ir tai pasirodo, kad yra visai pas tave natūralus talentas tam futbolui. Ir ne, aš kaip suprantu, pradžioj, tai, normalu, kad paskui yra ir sunkus darbas, bet kalbu apie pradžią, žinai, pačią. Tai čia yra labiau jauti, kad užgimtas dalykas. Gimęs futbolui, tipo. Manau, treneris teisingas atėjo į darželį, kad tiesiog teisingas, kad futbolo treneris atėjo ir man tiesiog pataikė į mane, kad sako, va, tu būsi futbolininkas, matau, kad tu gali būti futbolininku ir tiesiog tos treniruotės mane padarė dar geresnį, aišku, ir beveik kiek to sunkaus darbo, nuo kur kiti, nežinau, švesdavo, gal kažką darydavo, žinai, penktadienį, šeštadieniais. Aš būdavau tas, kur eidavau į gardelį ir tiesiog vis laik tą kamuolį daužydavau į sienas, į vartus, žinai, kur nuspirdavau kamuolį, eidavau pasimti, vėl sparidavau, vėl žangliruodavau, žinai, ten tiesiog beveik kiek darbo daug įdėjau. Okay, o tai pagal ką mokydavais, iš ko mokydavais, tarkim, yra treniruotės, suprantu, treneris, ten drillsai kažkokie ir panašiai, o kai tam gardelį būdavai, sakai, kažkokie triukai daromi su kamuoliu, YouTube'indavai ar iš kur mokydavais? Ne, kamuolys į rankas ir eini spardyti vartus tiesiog. Ir tiesiog spiri pasiemi kamuolį, vėl spiri ir tiesiog Kol atkali sistemą, kur viską. Žiūrėk, devinkė. Sėdi. Geras. Bet, o nebuvo krepšinio visai? Ar treneris tiesiog kitą dieną atėjo ir jau buvo per vėlų jam kviesti krepšinį, žinai? Ne, krepšinio kažkaip nebuvo iškart futbolas prilipo, bet šiaip tai su draugais, aš su broliu, nes brolis ir fulę pažaidė daug metų, tada perėjo į krepšį vėl daug metų su draugais pažaidė, nežaidė Mažeikiuose ir tada vėl į fulę perėjo ir dabar visą laiką prie fulės buvo, bet šiaip tai Kašį žiauriai mėgstu pažaisti. Nes kai tu mažas buvai Mažeikių Kašis visai, ar jau... Nafta. Nes galvoju, Jokubaitis dar turėjo būti, ar jau viskas buvo pasibaigę. Mane, Jo nepamenu, bet tėtis. atsimenu, man rodos, dar kai buvau mažas, žiūrėjau, Gedraitis Rokas žaidė. A, tai jau vėliau čia biškai, jo. Aš nelabai dar suvokiu, koks tu jaunas, žinai, tai bandau pabiškai dėlioti. Dar atsimenu, kai Mažeikis vis tiek Ventos progimnazijai ten žaisdavo, o ta salė tokia maža, kur ten vietos nėra, tiesiog kaip ten gali žaisti, ten Kauno Žalgiris atvažiuodavo, Rytas Vilnius, atrodo, ten žmonių nori beveik kiek prieiti, bet tiek vietos nėra, kad visi atsisėstų ir ten viskas maža, taip siauro kvėpuot, kam nėra, bet žiauriai smagu, atsimenu. Aš vis dar galvoju apie tavo komentarą, žinai, kad sunku suvokti, kiek jaunas tu esi, žinai, ir aš pagalvojau,
Jisai Roką Giedraitį atsimena kaip tą tokį iš vaikystės, žinai. Ir aš galvoju, jis mano metų yra, žinai, supratau. Tai va, tai čia šiaip toksai, žinai. Mums dažnai būna toksai nukeliavimas į laiką ir tipo, tai tu neatsimeni ten 95 Europos čempionatų turbūt. Ok, suprantu. Mano tėvai dar net negalvoja, kad vaikų turėjo, žinai, tuo metu. Ok, žinai ką, kur dar sugrįžkime, ar atsimeni savo pirmus kedus, jau kalbam turbūt apie bucus, nes spėjau kitų sportinių kėdų nelabai ten ir reikėjo tau. Aš atsimenu kamuolį vieną gerai ir man rodos, kad salinukai buvo, ar bucai, nepamenu, iš Turgaus. Tai čia klasika, ačiū Dievui, kad ir jaunesnė karta, bet tu prisilietęs prie Turgaus per šitą. Tai buvo Mažeikiuose toks turgus, bet atsimenu, ar Mažeikiuose pirkau, ar Rietavo turgui. Nes su tėvais dažnai važiuodami Rietavo turgui ir ten tiesiog būdavo į galą į Rietavo turgaus ir yra skirelės, kur bucai sudėti. Tiesiog ne lentynose, o toks stalas yra ir sumesti bucai, žinai. Klasika. Tai klasika buvo tikrai ir atsimenu, aš pasiėmiau, tėvai paėmė tokius mėlynus tikriausiai, gerai nepamenu, bet man rodos, kad mėlyni buvo, salinukai tokie, kad į gardę galėčiau eiti, nes ten buvo dirbtina tokia, kur jeigu su bucais nuslysi kaip ant asfalto. Tai jie salinukai ir kamuolys buvo, atsimenu, iš Mažeikių turgaus. Man atrodos, su tokiom spalvom, tokiam kvadratiniam, tokiam mėlyno buvo žalia, geltono, tai... Svarbu daug spalvų, svarbu ryškiai, nes jeigu muši ryškų spyrį, tai dar ryškiai. Žiauriai geras kamuolys buvo, atsimenu. Geras. Kad vartininkas matytų, koks kamuolys rankas sulaužo, žinai, spalvotas pareina toks. Jo, bet šiaip priminė Rietavo turgą, aš irgi N1 kedus atsimenu, iš ten spirkau. Ten regioniškai labai kažkoks rimtas turgus. Oi, ten yra rimčiausias to galų turgus, 100%. Aš ten atsimenu, riedį pirkau. Oi, riedis netgi. Čia, okei, čia vėl, čia mes vėl prie kartų skirtumą priėjom. Kai man buvo 7, žinai, Gvidas sako, ir pas mus riedis atėjo, kai aš jau univerą baiginėjau, žinai. Aš jau mačiau mimsus, kur dega jie, tiesiog buvo tas senas žmogus, kur jau tipo... Aš jau čia dar jį turiu, kažkur Rusijai, pas tėvus Mažeikis yra riedis. Aš atsimenu, taip norėjau to riedžio, biškai pavažiniau, nebenoriu riedžio. Tiesiog gerus ir dabar viskas. O žiūrėk, dar pagalvojau, tu buvai vienišis toje aikštėje, nekalbant apie brolį, kuris, tarkim, irgi pažaisdavo, nesakai, kad varydavai ten dirbti, treniruotis, mušinėt, spardyti, žodžiu, ir panašiai. Ar tu turėjai kažkokią didelę kompaniją, galbūt draugų tuo metu, kokia tavo situacija buvo, grinai, kalbant apie draugus ir aplinką? Draugų gal savo amžiui nelabai buvo, nes turėdavau su broliu, kur turėdavau draugų, kurie fulę lankydavo daug ir su manim daug laiko praleisdavo, tai man, žinai, kai brolius klausia tavęs, ar nori eiti su manim ten su draugais pabūti, pažaisti kažką, tai aš laik toks, blemba, kaip zaibės, kaip nori, tai prieini prie tų vyresnių ir jauties toks 8, ten, nežinau, 6-7 metų jauties ten belia koks geras, bet ten kietas jauties vis laik prie tų vyresnių. Stogą dar, žinai. Jo, tai visada žiauriai smagu būdavo, bet šiaip tai draugai būdavo dažniausiai tai brolio, kur ir dabar sueinu ir gerai pažįstu juos. Ok, o mokykloje, kaip tau sekės mokykloje iš viso mokslai įdomu buvo tau, ar fulė ir ačiū dėmesį? Supratau. Šitas jau aiškesnis buvo atsakymas be žodžių visiškai. Ne, mokykloje net nenorėdavau kelti, žinai, mokyklą nenorėdavau net eit, kad kitų paklausiau, kaip norėčiau sugrįžti į mokyklą, ten su draugais pabūti, žiauriai smagu būdavo. Man tai tiesiog eini, kaip nežinau, į... Katorgą tokia. Jo, į katorgą nueini, tiesiog atkentėt 5-6 valandas ir grįžt namo. Darbas sandėly, žinai, toks tada, ir tada pramogos po to. O šiaip, kalbant tada nuo mokslo peršokant link futbolo, gal yra taip, kad tu pamatėjai, jog futbolas gali būti tavo išėjimas iš mokslų, kad tavo mokslai galbūt nėra taip būtini, kad ten gerai mokytumės, kad lankytum tas visas pamokas. Tu gal ankstyvoje stadijoje supratai, kad fulė yra tavo... Taip iškarčiau mikrofoną. Jo, gal supratai, kad fulė yra tavo toks išėjimas jau iš... Ja, žinai, visada gali galvoti, jeigu pradedi gerai žaisti, gali galvoti, kad gal, žinai, mokslus reikia mest ar kažką biški atmestinai viską daryti ir prie futbolą, žinai, niekada negali sužinoti, kada ar tau pasiseks ar nepasiseks, nes gali traumos visokios būti. Tai aš labai džiaugiausi, kad man su mokslais netai pasisekė ir man tiesiog futbolas prilipo ir man taip gerai pradėjo sektis, kad Kaune išvažiavau, tada į Italiją ir, žinai, pradėjau uždirbti pinigus, su kuriais galiu pragyventi ir labai džiaugiausi, kad, nežinau, gal ne taip mokiausi ir tiesiog viskas į futbolą suėjo ir taip pasisekė.
užsiminė apie pirmą kontraktą, tai kaip tik visą laiką turim klausimą apie pirmą užmokestį kažkokį ir pirkinį. Tai atsimeni, ką nusipirkai iš nebūtinai Italijos kontraktų, bet kurio galbūt Kaune ar kažkur, kur gavai, žinai, pirmą kažkokį atlygį ir ką už jį pirkai, atsimeni? Oi, čia labai senai buvo, tai neatsiminsiu, bet aš šiaip kaip žmogus tai labai taupus. Ir tiesiog ką gaunu, tai bandau atsidėti tos pinigus ir kažkiek pasilieku, kad nusipirkti, nežinau, ledų kažkokių, žinai, vasarą, čipsų visokių. Tai, žinai, būdavau toks, kur labiau taupus ir pasidėdavau į taupyklį. Okay. Tai greičiausiai Rietavo turgui būtsai bus kokie, nors, žinai. Gali būti su tėvais, gal per pusę susimetėm ir nusipirkau. Pirmas atlygis, bet vis tiek Rietavo turgui jau neįpardė jokia, žinai, visiškai. Bet gerai, tada galim ir pakalbėti apie tavo tą kilimą. Tai tu žaidėjai Mažeikiuose ar ne, sekėsi puikiai. Gal buvai ten koks nors, nežinau, pripažintas rezultatyviausių, ten MVP kažkokia, ne, turbūt daug kartų tai buvo. Daug, kiekvienam turnyrė dažniausiai būdavo rezultatyviausias ir treneris net kartais sakydavo, sako, duok kitam. Aš atsimenu šitą, kai buvau mažas, sako, duok kitam, nes kiekvieną turnyrą, žinai, nieks negauna statulėlių, tik iš mano komandos aš gaunu, aš nežinau, kiek turiu statulėlių, belė kiek jau čia medalių irgi ten belė kiek, bet aišku, komandas čia jau, o šiaip statulėlės tai irgi nuo komandos priklauso, nes man jį duoda perdavimus, bet šiaip tai vienas rezultatyviausias, daugiausiai įvarčių mušė žaidėjas, ten geriausias turnyro žaidėjas, tai belė kiek statulėlių turiu duoti. Ir tada nutiko kas? Tada atvažiavo, dabar galvoju, kurio istorija atsirado jau agentas vėlesnėje, ne, kai Kaune tu buvai, ne, atsirado agentas? Kai grįžau Mažeikius po Kauno. Ai, okei, tai va, man labai įdomu iš tikrųjų apie šitą pasikalbėti. Tai kol kas tada mes grįšim prie Kauno, kaip tu atsidūrei Kaune tada iš Mažeikių? Tai Mažeikiuose, kai žaidžiau, tai treneris pasakė, kad turim va vieną žaidėją komandai, kuris yra tikrai geras, ten būtų smagu pažiūrėti, kaip atrodytų prie geresnių už dar žaidėjų, žinai, vienodų. Parodė statulėlės tada visas. Ir vienas pats su medaliu 10, žinai, stovi. Vienas žaidėją turim, bet neaišku dar kuris. Tai treneriai ten paskambino Rokui Garastui ir sako, va, gali pasiimti žaidėją. Ir mano tėvai, man rodos, kad nelabai norėjo mane išleisti. Nu, paskui dar pakalbėsim apie, man rodos, Italiją arba Kaune. Tai va ten tiesiog pakvietė ir kai aš nuvažiavau, tiesiog būdavo tie žaidėjai, kur jau mano lygi būdavo, žinai, nebėra taip, kad gaunu išvartinką kamuolį ir vienas viską galiu daryti. Ten jau būdavo ir biškai jau taktiškai, kaip ką daryti, jau toks, žinai, žalias atvažiavau, žinai, nieko nesupratęs, nes Mažeikiuose dažniausiai 2-3 žaidėjai, žinai, žaisdavo komandai, kurie mokėdavo spirti, aišku, ir gerus perdavimus duoti, tai į Kauną atvažiavau toks žalias ir ten pramokau, aišku, labai daug. Bet čia yra mažų miestelių, manau, šitą ligą, žinai, šiek tiek. Aš pats esu irgi iš Telšių, man buvo krepšinis tas pats, aš į Kauną važiavau krepšinį, žinai, 15 metų, tai aš irgi jaučiausi ten Žemaitijoj. Ar jūs mokat žaisti krepšinį? Rock'n'rollą, žinai, buvo visiškai. Jo, grinai, tai va, jūs mokat. Kauną ir toks, okei, aš čia turbūt būsiu ne top 1, o ten top 12 kažkur. Gerai, reiks padirbėti. Tai turbūt čia mažų miestelių bairiai, žinai. Pas mus ten deriniai irgi, ateik, užtvarą pastatyk ir varai, žinai. Vienas bėgioja. Tai ten pūlė irgi turbūt 2 prieš 2, kaip jis vadinasi, žaidė net pas ir jau prie vartų laisvės. Jo, okei. Ir tada, bet gerai, Kaune, supratau, kėlei savo patirtį, kėlei savo lygį, kalbant apie taktinius supratimus ir panašiai. Kaip to šiaip klostėsi? Ar tu tada patapai tuo irgi numeriu 1 komandoje greitų metu? Ar ilgai teko dirbti su to klausimu? Šiaip teko dirbti ilgai, nes pats nesuprasdavau, kur dar randu, žinai, vis tiek žaidėjai ir geresni yra ir moka tą kamuolį stipriau spirti ir aš pats buvau labai labai lieknas ir krašte žaisdavau, atsimenu dešiniam ir tiesiog sunku buvo priprast, kad ir aplinka kita jau nuo namų toli esu. Tai tikrai nebuvo lengvi metai, bet po 6 mėnesių gal ar metai jau tiesiog įsitvirtinu ir tiesiog pripratau prie to akademijos gyvenimo. Ir tai tau dabar, kai tu atvažiavai, tau metų buvo kiek? 12. 12 metais. Ir tėvai nenorėjo išleisti. Nu, okei, aš galvoju, kad dėl amžiaus. Kažkodėl galvoju šiek tiek daugiau, gal ne 14, būčiau sakęs, gal spėjęs, ar ten 13 pabaiga, žinai, bet 12 metų čia yra stipru. Tai tu gyvenai, nežinau, barakė vadinamam? Jo, tam Kauno akademijoje, ten, kur
tie juodi pastatai buvo. Jo, aš dabar žinau, aš negi iš karto apie sūnų galvoju, žinai, taip pat 12 metų paleistų, o dieve mano, kaip žiaurų, čia labai stipru, tai tavo tėvams irgi sakom, ačiū už, žinai, kad išsiunčia ir duoda. Ačiū, kad nepagailėtų. Jo, nes čia labai stipru. Jo, nes aišku, kai būtų baigęs, jei, pavyzdžiui, būtų sakę, ne, tu Mažeikis lieki ir į Kauną nevažiuosi. Įdomu, kaip būtų viskas dabar susiklostė, norėčiau pamatyti. Vietos gynėjas, Barcelona. Vietos gynėjas, baro dažniausiai lankytojas, žinai. Bar. Mažeikiai. Ja, dėl to ir perėjau prie to. Gerai, važiuojam toliau. Žaidai Kaune, tada sakai grįžai Mažeikius. Jo. Ir tada kiek laiko ten dar tau reikėjo prasitrint, pavadinkim, iki kol buvo tavo didysis šuolis ir iškeliavai į Italiją. Aš 12 buvau, 14 grįžau, nes akademija ten bankrutavo, kažkas buvo, perpirko, išpirko. Ir grįžau 14 ir vieną sezoną sužaidžiau Atmosferai pirmoje lygoje. Vis laik žaidžiau ir tada... Nes mano treneris gerai pažinojo mano dabartinį agentą, ar dirbo su juo. Tai sako, va, žaidėjas atvažiuok, čia bus rungtynės, pažiūrėjo kaip tau ir agentas atvažiavo ir sako, gerai, aš noriu pažiūrėti šitą žaidėją. Ir mes po rungtynių biškį pakalbėjom ir tada su tėvai susitiko ir pradėtos pokalbis ir tiesiog mano CV žaidėjo, kaip rungtynės vyksta visokie driblingai ar kažkas, išsiuntė į klubus, kur tiesiog klubai pražiūri ten ir tiesiog tada siunčia agentui, sako, mes norim su žaidėją pasikvies, pamandyti, kaip seksis peržiūro ir taip išvažiavau į Vokietiją. Iš pradžių į Spalą išvažiavau, į Ferrarą Italijai. Ten pabuvau peržiūrai savaitę, tada išskridau po kelių mėnesių, man atrodo, į Vokietiją, buvau Freiburge ir Werder Bremene, bet iš karto buvau Freiburge savaitę ir iš karto po ten pavargęs važiavau Werderį, tai man jau nebepatiko, aš ten nenorėjau net būti, žinai, aš laukiu, skaičiuoju dienas, kada baigs, nes tiesiog jau nuovargis, nusikalęs visas. Tai grįžau po visko į Mažeikius ir tada po kelių savaičių ar mėnesių skambino, kad ten Spalas nori tave paimti kaip žaidėją į Italiją. Man iškart, žinai, toks ir noriu, bet ir stresas, ką man reiks daryti, nes į kitą šalį aš čia dar niekada nebuvęs kitoje šalyje, tai tėvai, atsimenu, tėtis nenorėjo iš vis išleisti, tai perkalbėjo ten ir tiesiog nuo ten 16 metų išvažiavau į Italiją. Su tėčiu kaip tik skridom ir pasirašiau savo pirmą kontraktą. Blem, kaip fainai girdėčiau, ne? Žiauriai kieta istorija. Aš dabar skaitau tokią knygą beje sūnui, mano sūnui yra 7, jam patinka visai fulė. Ką aš vėl labiau šiek tiek patinka, čia Davidui Insaidas. Bet knyga vadinasi irgi paprastai Futbolo akademija ir aš klausau tavo tos istorijos, žinai, ir man labai primena tą knygą, nes labai panašiai ten klausėsi tą pradžią, ypač agentas atvažiavo, kalbasi ten su kažkom, žodžiu, ir išvažiavo į tą akademiją. Bet būtent pagal knygą remiantis, ten buvo apie Angliją kalbama, o kalbant dabar apie Italiją, tarkim, kai tu atvažiavai tą savaitę į tas peržiūras, ne, kalbėkime apie Spalą, nes tu ten likai, tai kiek ten būna konkurencijos, kiek ten būna žaidėjų surinktų iš vis tuo metu, kaip ten viskas veikia toj situacijai? Žaidėjų tai ten visada yra, ten ir jis sakydavo, sako, tu nepažaidi, nepadarai nieko, sako, žinai, kiek eilė yra dar žaidėjų, 500 ten kokia, žinai, laukia, kol nežinau, ten neseks, tave išmes, kitas ateis, ten, žinai, nėra taip, kad kaip Lietuvoje, žinai, išeina žaidėjas, ką čia reiks paimti dabar, ten išmeta, gerai, nesvarbu, kitas eis. Ir tai konkurencija kosminė. Ne, konkurencija tai tikrai kosminė ir kai jaunas, gal to nesupranti, nes tiek, žinai, jaunas tos smegenėlės ir ten, žinai, nežaisiu, kas iš to, žinai, ten, bet atsimenu, labai sunku buvo, kai atvažiavau, nes ir karštis belė koks buvo, aš atsimenu savo pirmą treniruotę. Traukiau į Spalą, ant dirbtinos buvom ir kiam kažkeli laipsniai buvo. O, žinai, Lietuvoje man 20 jau maksas buvo, žinai, aš atvažiuoju ten belė kaip karšta, dušna, lietaus nėra, debesų nėra. Baigęs treniruotę, lendu po dušu ledinių dušo, kur jau skaitliukas, ten jau raudona, žinai, kur lėti ir perbraukia ir tiesiog jau matos, kur belė kaip ledinis vanduo buvo. Tai aš po lediniu, va, taip guliu, nu taip stoviu. Man bėga vanduo, aš nieko nejaučiu, man galva sukas. O aš stoju kokį 10 minučių, man ledinis vanduo bėga. Jei dabar ledinį vandenį atsukčiau savo galvos, tai reiktų bėgti, negalėčiau ištverti. O ten atrodo 10 minučių stoju, o taip ir nieko nepadeda. Bet paskui pabiškai atsiglau ir viskas. Tai kūnas turbūt buvo vis tiek, žinai, dideliam šokė, adrenalino antplūdis, nuovargis, saulė perkaitino galvą.
jaučiu viskas susideda ir tada nieko nebejauti. Tai žodžiu, ten susirenka iš viso pasaulio, nusukviečia potencialius narius, jau žaidėjus, ne, Spalo, ir kaip suprantu, jūs ten tą savaitę plakatės, drillus darot visokius ir panašiai, ir tada tiesiog jie sako, tu, ne, po kažkiek laiko atsirinkus, sako, tu, pas mus. Jo, bet šiaip, kai atvažiavau manęs ar per peržiūrą, ten pavyzdžiui atvažiuoju, jeigu į peržiūrą ir tu žaidi ten 2 prieš 2 kokį, arba fulį, varais, vienas prašo perdumą ir tu muši, ten jau viskas, blokas tau jau nebedraugas, nu, tipo, jau man nepatinkitų. Tai aš, kai atvažiavau antrą kartą, su manim atrodo nieks bendrauti nenorėjo, tik vienas buvo iš kitos šalies, kur mes kartu bendravome, žinai, buvom nauji. Taip. Tai mane, žinai, nelabai mėgo, ten tie italai, žinai, nenorėjo bendrauti nieko, nes ir angliškai nemokė, žinai, aš ir angliškai pasimokėjau, itališkai tai kalbėjau, nes anglų jie nemoka. Taip. Tai draugų atrodo iš vis nenorėjau, bet vienas rungtynės sužaidėm, įmušiau ir asistą padariau. Visi draugeliai. Visi draugeliai. Vienas draugas minimum, nes asistą kažkaip. Tai visi draugeliai tada buvo, o kaip tau sekas, žiauriai gerai žaidėjai ten, bla, ir iškart bendraut pradėjome ir prasidėjo tas ryšys žiauriai geras. Bet vis tiek, ar ne, veikia tas dalykas sportą, ta konkurencija maksimali ir kur tu turi būti žiauriai geras, kad tu taptum, taip, o čia lygis tavim bendrauti. Jeigu tu nesi geras, iš kur tu, iš Lietuvos, neįdomu, grybas, tai važiuosi namo. Jeigu nepažadė, tai žinai jau atstumtas. Bet čia žiauri iš tikrųjų ta konkurencija, bet manau, kad niekas nepakeis jos, nei laikai, niekas nepakeis, manau, per amžius laik tai buvo. Bet čia variklis sporto, nu nežinai, jeigu labai visi komforte bus, nu ir netobulės tada, jeigu... Bet žinai, aš labiau kalbu apie tą tokią sveiką konkurenciją, kur tu taip, tu gali, žinai, sveikai konkuruoti, bet kai tu net nebendrauji su žmogum, nes tiesiog... Turbūt nesaugiai jaučiasi dėl savo pozicijos, žinai, ir iš karto tada, tipo... bandai visais metodais laimėti. Būtus perkerpa, žinai, rūbiniai. Nėra tokių vogę būtus. Yra kažkas pavogę būtus, bet geltonus tokius su baltu. Tai gerai, kad geltonus su baltu, net tada neįdomu, nesvarbu buvo. Gerai, tai tu žaidai pradžioje U17, ar ne, spalę, tada mačiau U19, U19, ne, paskui perėjai. Jo, buvau 17, tada... žaidžiau Primavera, tai U19 marodas buvo ir tada aš ten nelabai žaidžiau, tai mane siuntė U18, kad ten žaidžiau su savo metais, nes ten U19 buvo, ten vyresni 2 metais, 3 buvo, tai ten nelabai žaidžiau, perėdau U18. Tai ten tiesiog nežaidžiau ir 18 žaidžiau, įmušiau įvarčių, asistų pridalinau ir biškai daugiau tada pradėjau žaisti ir tada prasidėjo kelionė į Turiną. O tai gerai, kalbant apie šitą kelionę, atsimeni jau tu tą pirmąjį momentą, kuomet tave pakvietė į Italiją, ar ne, į Spalas, bet dabar kaip įvyko tas perėjimas jau į Turiną, atsimeni tą momentą, nežinau, ar tai buvo skambutis, ar tai buvo kažkoks žmogaus atvykimas, kažkoks ar agentas kažką pasakė, kaip čia viskas vyko? Labai gerai atsimenu, nes analizavom Interą kaip tik, bet neatsimenu, ar čia po rungtynių buvo, ar prieš rungtynės analizavom tą komandą ir tiesiog sėdim visi žiūrim tą analizę ir atėjo vienas iš administracijos žmogus, sako, reikia Gvido Gineičio, tipo ateik ir atėjau į ofisą jų ten, nežinau, direktoriai, prezidentai, kokie 6 buvo gal žmonės, žinai, aš toks tai, galvoju, prisidirbau, kažkaip nors nieko nepadariau. Ir ten buvo, nes transferių langas žaidėjų perėjimo užsidarė 8 valandą vakare, o jau buvo po 6 gal kem kažkur, kur mane pakvietė ir tiesiog kalbėti pradėjo. Ir sako, va, čia tave nori Turinas pasimti į savo komandą jaunų. Ir man tada skambina direktorius iš Turino, tiesiog, kad pakalbėti su manim ir mano agentas iš Italijos vienas skambino ir sako, kaip tu sekas, norim tave paimti. Ir liko valanda gal kažkur, o mums reikia atspausdinti dokumentus, kad galėtume pasirašyti, nes man 16 metų aš negaliu, tik tėvai gali pasirašyti. Tai mano tėvai namie dar nebuvo ar važiavo namo ir neturėjo spausdintuvo, nereikėjo atspausdinti lapus. Tai tėvai grįžo namo, vertės per galvą, kur gauti atspausdinti lapų. Ten pas kaimynus prašė, kad galėtų spausdinti lapus, pasirašyti ten. Tai mano tėvai ten pasirašė po 7 kem, gal žinai, kur paskutinės minutės. Ir ant paskutinių minučių kaip tik viską pasiekėm, pasidarėm ir išvažiavau kitą dieną į Turiną. Wow, čia filmas. Bubiš perėjau, toksai. Viskas greitai, nu kur net nesitikė sėdi spalę žiūri video, kur žinai net nesitikė, net nežinai, kas tas transferų langas, žinai, kad išeit, tiesiog tai pakviečiai taip
per minučių viskas įvyksta ir tai jau kitą dieną lagaminus susikrovęs, atsveikinęs su visais ir išvažiuoji. Blem, kaip stiprų, aš vis laik iš tėvo perspektyvos labai pažiūriu dalykus. Nu, kiek turėtų būti, žinai, kiek įtampos tėvams tas skambutis jaučiu sudarė. Ir kur, tai klausyk, tai jis gali važiuoti Turiną, kažką darom, neturim printerio motinų, žinai, varom visur, per kaimynus, va taip jaučiu visiems, belšiau, žinai, tipo, darykit duris, kas turi printerį, turim, viskas, 100 eurų jums turėkite liekti, aš spausdinu jau. Wow, gerai. Labai šiaip įdomu, iš tikrųjų, labai fainai. Aš sakau, kad čia kaip knygoje, žinai, įsigyveni tą tavo istoriją, bet ypač kai taip detaliai papasakai, pavyzdžiui, šitą momentą, tai toks, labai gera tai girdėti ir suprast, kad žmogus, kuris nuo pat vaikystės dėl kažkurio tai trenerio tiesiog ateimo darželį, pradėjo žaisti fulę, mokslai buvo nelabai ten gerai besisekantis, bet vis laik grindino, sportavo, daug labai treniravosi pats individualiai ir su komanda ir su kitais žmonėmis, su vyresniais. Ir bam, ateina diena, kuomet jam paskambino iš Turino. Nu čia yra faina žiauri istorija, žiauri kietai. Sen, labai džiaugiuosi už tave. Linkėjimai geriausiam treneriui Algirdui Mikui iš Mažeikių, kuris... Algirdai! Reiks užtaginti. Kuris kiekvieną treniruotę mums obuolių atveždavo į bagažinę, būdavo prikrovęs, tokių vaisingų žiauriai skanus būdavo. Tai dabar, kai buvo atvažiavęs, dabar nebeatsimenu prieš ką žiūrėjo Turino rungtynės, tai obuolių atvežė man, atskraidino obuolių. Tai, eik, tau. Žiauriai gerą prisimenu, aš jaučiu visą gyvenimą atsiminsiu, nežinau, kiek gyvensiu ir visą laiką atsiminsiu pirmą trenerį, kuris tiesiog tokį momentį atsiminsiu, kuris po treniruočių obuolių turėdavo bagažinės, mes visi eidavom paimti obuolių ir valgydavom, tiesiog nežiauriai skanus buvo. Ja, saldiniai. Bet tu minėjai, kad atvažiuojate, jūs gerą ryšį ir toliau palaikote, nes atvyks rungtynių pažiūrėti. Jo, buvo tikrai visą laiką parašo, reikia įvarčio, žinai, žiauriai smagu, kaip tau seka, žiūri pasaulio čempionatą, ten už ką sergi, žinai, visą laiką smagu prisiminti pirmą trenerių, su kurio tikrai praleidau daug laiko ir kuris ant manęs belia kaip rėkė, kuris, aš atsimenu, mane treneris žaidėm prieš Telšius, man rodos turnyras buvo ir buvo vienas žaidėjas, sako, tu turi va į den, kuris eina, sako, eis pamiršta, eik pamiršt su jo kartu, žinai, sekstu jų, kuris eina prie vartininko, tu įsek, žinai, ir aš nenusekiau ir treneris belekai pradėjo reikti ir mane pakeitė, sako, eik sės konsolų. Wow, okay, pamuka. Nesitūrkai taip pasiek, bet aš suprantu, kad čia tiesiog papildymas užduoties, bet gerai, grįžkime vėl dabar. Jau į Turiną, važiuoji į Turiną, atėjo ta diena, kita diena, skrendi, važiuoji kokią ten situaciją. Su traukiniu. Su traukiniu, sėdi traukinį, pasiėmęs lagaminus savo, važiuoji, širdis muša, jaučiu belę kaip stipriai, nes tu net neįsivaizduoji, kas ten bus, kaip ten bus ir kas tavęs ten laukia pirmiausiai. Tai atvažiavau į Turiną ir mane pasitiko italas agentas, vienas, kur mano estas dabar dirba su juo ir direktorius tas, kur man skambino dieną prieš, kad kvietė mane į Turiną. Ir tiesiog tada pasiėmėt, sėdam į mašiną ir važiavom pavalgyti netoli stadionų pagrindinių. Ir paskui jau važiavom į stadioną fotkintis ir pasirašyti tą savo pirmą profesionalų kontraktą, man atrodo, buvo jo. Matai, va. O kaip atrodo tas kontraktas? Kiek skaityti reikėjo realiai? Niek neskait 100%. Mokyklą, atsvink mokyklą. Tai tiesiog agentas viską perskaito ir tau pasako, arba pats pataiso ten ir tavęs paklausia, ar čia bet viskas gerai. Kiek lapų grubiai, nežinau, 3, 5, 20? Kokie 10 gal yra lapų. Okay. Nežinai, būna, kiek metų pasirašy kontraktą, tai būna 225, 26, 26, 27, 27, 28 ir tada visokie ten sudėti bonus ar kažką, žinai, ir tiesiog tu lapų belė kiek ir ten parašus uždėdi ir tada pasidarai tą nuotrauką. Agent sako, viskas gerai, ten parašys, pam dalinsim. Jo, čia viskas gerai. O kodėl man tai mažai pinigų ateina? Pasirašym, viskas gerai, ten ir nesiparink. Bet taupų žmogus, tai žinai, vis tiek labai. Vis tiek lieka, vis laik podinė yra atidėta. O šiaip pagalvojau dar tiksliai, šiaip imant visą tą Italijos tavo kelionę, bet galbūt čia labiau su pradžia bus susiję, išvažiavai į Italiją, ar buvo kažkokių didžiausių kultūrinių šokų kažkokių, žinai? Nu vis tiek mes esame lietuviai vienokie, italai tikrai 100% yra visiškai kitokie. Tai ar buvo kažkokių šokų, arba kaip tik kas tau ten labiausiai patiko šiaip in general? Gal kažkaip nelabai atkreipiau dėmesio, bet šiaip ką dabar galiu pasakyti ir gal kai atvažiavau buvo, tai kad vėluoja labai. Va ten tai, nu šiaip nelabai perkenčiu, net laikau, žinai, žmonių, kur vėluoja, o ten tikrai, nes būdavo treniruotės baigdavos,
mes ten atvažiuodam iš premjeros į pirmą komandą, tiesiog parašai po treniruotės, mes jau baigėm treniruotę ir tas sako, aš jau atvažiuoju, būsiu už 10 minučių. Stovi, atvaro po 4 minučių. Mano širdžiai išpratėčiau. Ir tiesiog visi jau supranta, kad čia jau vėlo žmonės, kiekvieną kartą, kad sako 10 minučių, atvažiuoju po 30 minučių. Ir taip kiekvieną kartą ir belia kaip. Mane tai, žinai, labai nervuoja šitas. Šiaip veikia ir mane, žinau, aš tvartu nuo širdžiai išpratėčiau 100%, čia net nėra klausimų, nes vėlavimas yra blogiausias dalykas pasaulyje. Bet yra kaip yra. Gerai, tada, o šiaip, kalbant apie maisto kultūrą Italijoje. Į mane parodyti, nes jis mėgsta maistą. Ačiū, Žygi. Grinai su ta intencija iš tikrųjų parodžiau. Italų virtuvę esi pamilęs? Per ilgą pauzę. Galiu pasakyti, kad Lietuvos skaniausia vis tiek nėra man, kad labai ten sakyčiau, wow, yra maistas ir žiauriai skanu, bet yra maistai, kurie ten pizzas, pavyzdžiui, ten būna, jeigu nueini į gerą restoraną, tikrai skanios būna ir makaronai būna skanios, bet šiaip tai... Bet šaltibarščiai, cepelinai ir kugelis? Šaltekos valgiau prieš 2 dienas, tai belia kokie buvo. Tu bulvinis labiau toks žmogus. Ja. Mes prie bulvės, žinai, kad ir jaunesnė karta, bet vis tiek cepekai. Prie bulvės. Ja. Pliam kaip cepakų norėčiau iš tikrųjų. Kas ir blogiausia, kad apsunkstino jau žiauriai baisiai ir nesinori net vaikščioti žmogui. Gerai, aš galvoju, tiesiog mes galim padaryti tokį vieną trumpą interpą, nes mes pakalbėsim dar žinoma apie futbolą labai plačiai, bet mes norim padaryti tau žaidimą vieną ir laukiam džinglo, ne? Tai džinglas. Taigi perinam į atrakcijų dalį. Mes reitinguojam visokius dalykus. Turim ir aštresnių reitingų, turim ir... Linkėjimai Henrikui. Linkėjimai Henrikui, kuris beje pasirodys. Ir mes tau padarėm šiek tiek paprastesnį. Kadangi esi futbolininkas, dabar vyksta pasaulio čempionatas, tai paprašysim sureitinguoti 10 superstarų šio čempionato. Tai pirmoje vietoje dedi, kas tau labiausiai patinka, 10 mažiausiai patinka. Tik tai... Kabliukas yra, kad tu ne iškart trauksi, o tiesiog ištrauki pavardę ir turėsi sakyti, kur dedi. Tai uždėjęs į viršutinę vietą ten kokį Messi, jau nebegalėsi ten dėti Ronaldo. Kaip pavyzdys. Tai tiesiog reikia žiūrėti į ponas... Aš jau turiu sąrašą tikrai. Aš sąrašą turiu, tu turi kibirą traukti. Gali traukti. Gaila, Dominikas nesuskaičiavo ar 10 lapukų, bet... Nespręs, kad kitai 12. Lamine Yamal. Jamalis, važiuojam. Į trečią. Šiaip kaip vertini, patinka tau jisai? Kaip ispanų fanas. Geras, super žvaigždėjų, kad ir 18, ne dabar? Youngblood'as, ar jau 19? Liepos kažkada 19. Žiauriu pagalvoju, kad jau 16, jis ten 17 jau nesąmonės išdar niekur, žaidėjai belia kiek žaidžia žiauriai geri, kur to nepadaro. Ir kad ten stresas belia koks yra, aš jaučiu 16-17, Barsai žais, kur kiekvienas rungtynės turi laimėti titulą, kiekvieną La Lygą turi Čempų lygą, į finalą turi laimėti Čempų lygą, turi, žodžiu, ir nacionalinę kvietę, ten 17, ne jau gal, ten bankį primušė irgi belia kiek. Jo, jis jau pirmą čempą mušė įvarčius. Visiškas wunderkind. Bet kažkodėl 3 vietą, nes lauks kažko kito, man rodo, Gvidas, tai žiūrim. Cristiano Ronaldo. Nepatogus to mikrofoną, ne? Kylian Mbappé. Važiuojam, žiūrim. Į antrą. Į antrą, va, taip, va. Jau kaip ir žinau, kam taupo pirmą. Aha, aš irgi jau žinau, kam taupo pirmą. O gal neįdėjai ir tokį palieki, žinai. Neįdėjęs. Ok, Mbappé, tai žodžiu, statai aukščiau už Yamalį, tiesiog įdomumo dėlį. Labiau patinka, ar tiesiog manai, kad kol kas geresnis? Labiau patinka ir kaip už aikštė, ir kaip už aikštės žmogus yra, ir žaidėjas su tokiu vikrumu, ką aš ir prieš tai mačiau ir ką vakar pamačiau, kokius įvarčius įmušė patį pirmą. Tai man yra, wow, ką žmogus kokį vikrumą turi. Taip. Vakar nebūtų įmušęs, tai gal būtų su Lamine susikeisęs. Bet šiaip jo, Mbappé irgi, aš nesu futbolo labai žmogus, bet Mbappé esu peržiūrėjęs highlight turbūt daugiausiai iš pastarųjų ten tų žvaigždžių šio laikinių, pavadinkim. Gerai, žiūrim, ką toliau turim. Vinicius. Junioras, kaip sakė. Iš 5 dedu. 5, gerai. Kol kas saugiai taip bandai. Aha, bet paskui dės, man rodos, ir Ronaldo, ir Messi 90, žinai.
Tos nevykė. Jeigu bus, aš beje nežinau, kas yra sudėta Deivis. Aš irgi nežinau, nes kaip žinom, gali bet kas būti. Nu, šiaip jo Deivis pats nežinau, ką karts parašo. Tai dėl elgesio manęs. Žaidėjas tai super yra, bet ką daro, kaip pats provokuoja, kaip, man žinai, Tai tu erzina ir santūresnis nervuoja toks. labai, nu. O tada Na. būna, kad aikštelėje bando irgi kas nors taip jau provokuoti, alkūnę įremt kur nors daužt, mušt, nežinau, arba kažkaip kitai provokuoti. Buvo dabar prieš Latvius, kai žaidėm su Baltika, tai buvo, kur vienas išėjo į aikštę ir tiesiog gaunu kamuolį, atiduodu, žinai, mane pastumė specialiai. Antrą, ką prisėmiau, irgi palaukiau, atidaviau, vėl, žinai, biškai kojo norėjau važiuoti ir pastumė. Tai, žinai, džiaugiuosi, kad ir pendelį neįmušė paskutinį ir laimėjo. Tokį darė, ne? Tai karma, nu. Bet grybai yra, kur bando sužeisti. Nu, aš suprantu, ypač antrų bandymų jis bandė tą greičiausiai sužeisti. Na, na, savo. Čia nu, žodžiu, aš neturiu komentarų į tą temą, nes aš esu irgi piktas ant tokių žmonių labai. Gerai, važiuojam toliau. Vinicijus keliauja į 5. Vinicijus. Harry Kane. Legendėlė, čia jau mūsų labiau ir kartos. Dar ne, gyvas ir dabar. Nu, bet, žaidžia, bet turiu meni, kad aukso amžius gal buvo biškai anksčiau. Jis dar gerai, sakyčiau. Į 6 dedu. Okay. Labai saugiai. Aš jeigu ką paskui tau, jeigu pamiršiu, kurios vietos laisvos, aš to pasakysiu. Prašau, aš viską. Šiek atsimenu. Gerai, tai ką apie Harry? Galėčiau ir dėti aukštesnėje vietoje, nes žaidėjas, kuris per Bundeslygui beveik kiek bankių primušė, kur tiesiog gal ir daug sakys, o tai ten Bundeslygui, žinai, ne Premier lygui, tiek neprimušė Bundeslygui. Aišku, ir žaidėjai ten Bundeslygui, ten Bayerne, kur žaidžia, ten beveik kiek gerų žaidėjų, kraštiniai, kur tu perdamus dalinu, tau tikrai reikia mušti. Bet irgi reikia mokėti muštą įvartį, tai Faktas. tiek primušė, kad Neblogai čia yra žiauru. Jo, ten pasižiūrė, net nenormali statistika, ten tu įmuštų toks. Ten rungtynių 20-30 golų 3 kiam, kur ten viskas tiek pat žiauru yra. Wow, tai žodžiu, vis dar žvėris, ne? Visiškai. Labai gerai, važiuojam toliau. Turim 1-4 ir... Erling Haaland. Okay. Turim 1-4 ir nuo 7 iki 10. Va, jau prasideda Nu, problemos. Haalandas, jo. Dabar jau dėčiau Įdomi kaip vertinti. 7 tada. 7? Jo. Nepatinka kažkas Haalandė tau? Nebis jau bijo, kad geri laukia dar, žinai. Nu, Jo. nebent. Ne, Haalandas tai monstras yra, bet kaip polėjas, tai nesirinkčiau to, žinai, kur man labiausiai patinka. Okay. Tai labiau Harry Kane'as patinka nei Erlingas, bet žinai, abu belė kokios mašinos yra, kurie muša įvarčius. Bet Haalandas jis didelis, ne, šiaip yra? Jo, sakė, draugas, kai klausė, sakė, yra monstras, sako, galva didelė, pats kūno didelis, bet sakė, kai pamačiau Sorlotą, tą, kur irgi Norvegijos rinktinį žaidžia iš Atletiko, sako, va, ten yra dar didesnis monstras. Sako, ten galva pasi kaip, nežinau, kaip pas kokį mutantą. Jie tai grinai vikingai tiesi. Aš realiai, kai keli kamuolį, žinai, bet kokią atveju, kad galvą tikrai pataikys. Net jeigu jis nenorės mušti su galva. Ok, Haalandas 7 vietoje. Važiuojam, turim dar 5 vietas neišnaudotas. 1, 4 ir 8, 9, 10. O, gerai, 10 lapų, pažiūrėjau. Cristiano. Nu, važiuojam, kur? 1 vieta. Kokios dar likę yra? Yra 1, 4, 8, 9, 10. 4 vieta. Ronaldo. Supratau dabar tikrai, kad palikai 1 vietą, jau dabar ramiai. O šiaip Rolandas, nes parašiau Rolandas, o šiaip Ronaldo, kaip jūs vertina dabar per čempą, jau viskas, jau saulelė vakaros? Nu jau manau, nusileido tą saulelę, nu nebent, na aišku, čia gal vienas rungtynės, žinai. Nu aišku, jeigu varys hetriką, bus gal, žinai, pakilimas kažkoks vėl. Gal pakilimas bus, bet mėgstu kitokius žaidėjus ir, na aišku, labai smagu, žinai, kad yra tokių žaidėjų, kur stebina pasaulį, kur tai žiauriai smagu dėl jo ir tiesiog dabar jau. Aš tik turiu klausimą, kaip futbolo specialistas, ekspertas visiškai, kabutėse noriu pabrėžti. Tai netrodo taip, kad Ronaldo gal šiek tiek pradeda trukdyti šiaip Portugalijos rinktinei. Nu, kur taip, jis vis tiek nori būti alfa, bet galbūt jau nebeturi alfai, jau, nu, nežinau, tiek jėgų gal, taip vardinčiau. Žinai, gal yra dėl to dėlė, nes tiek legendų. Nu, taip, suprantu, dėl to sakau, gal negi, žinai, gal. Bet jo, gal jau laikas, manau, ir po keitimo išeiti ir duoti tiem žaidėjams, kurie yra šviežus, žinai, ir nori įrodyti ir
gali bėgti, gintis, žinai, o Taip. Ronaldo jau nebe tas. Jo, good point šiaip su keitimais. Po biškelį pažais dar, žinai, legendos tą savo statusą dar įtvirtint, kad vis dar žaidžiu. Ir žinai, gal ir pats treneris prisibijo, žinai, Tai dėt ant 100% suolo. čia Čia nėra jau, klausimų. nežinai, padėsi ant suolo, ten, nežinau, 8-finalį, žinai, ten O, Dieve. išmestave, žinai. Visiškai taip. Bet jo, ir jeigu nesužais, sudarink komandą, žinai, paskui Na. Ronaldo ir vis tiek nelaimi. Ir dar Jeigu- gaunu kaip 3-0, žinai. Ja, tipo. tada tai jau visą iškart gali tiesiog skristi. Wow, čia Tai kaip tas pats jaučiu ir su Neymaru, kaip jeigu nebūtų pakvieti ir būtų Brazilai iškritę, sakytų, tai van, čia Lotis eina dėl to, kodėl Neymaro nepakvieti, būtų, žinai, geriau buvę. Būtų kaip Urugvajų, kur čarterį cancelino, reikėjo su Rainierais Su Rainierais išsiskraidyt namo. Gerai, žiūrim, gal ir Neymarą turėsim čia, kad paminėjai, nes aš kažkaip taip galvoju, gal bus. Ne, Davidai nebus Neymaro. Negalvok. Jude Bellingham. Važiuojam. Hey Jude. Nu, iš Anglijos rinktinė. Kaip norėčiau, bet Ne, į 9 padėsiu. Oi, oi. Ai, bet labai saugiai, tai čia protingai dėlioju, matau, ne pirmas reitingas tavo jau. Turbūt. Jis tik savo kambarį, Ne, kai sėdi taip. tiesiog jie su draugė, su žadėti, nežinai, tiesiog reitingus daro. Pareitinguokim. 2002 pasaulio čempionatas. Dar pareitinguojam, susirašyk, aš pareitinguoju. Davoras Šukeras. O, Dieve, nežinau, kas toks skiriasi. Važiuojam toliau, tada neužstringam tada prie Bellingham'o, nes, kaip suprantu, visai patinka, bet nėra dar iš tų, kur dėtum aukštai labai. Usman Ballon d'Or. Iš... Kokios dar yra 7, ne? Yra 8, 10 ir 1. Usmanas, pirmo vietą. Į 8 tada. Ok, Usmanas keliauja į 8. Nors pala galima apkeisti. Jo, Į 10. Ok, važiuojam. Oi, iš karto. Kažką nepagalvoja, kad meskim į galą, nes skaudės. Kodėl? Kodėl? Usmanas. Nes galvoju, bus dar, kur tikrai gali būti. Nu, gerai, trauk, nes turime 8 ir 1. Jo, Tai siurprizų bet aš žinai, kad nebūtų mesė. Būtų Ne, ne, tikrai aš- The įdomiausia. Goat. Ja, ir specialiai neįkėlė. The Goat. Ir- Pirma. Kaip keista, kodėl? Nu, Bet kai jis čia Geriausias klausyk, iškart pasaulio parodė, ne? žaidėjas. Pirmį kėlį graiškart toks, žiūrėk, aš vis dar esu pats geriausias. Still got it. Ta prasme, wow. žaidėjas. Wow. Esi matęs gyvai, nors ne, čiupinės. norėčiau, gaila jau tikriausiai nebepavyks pažiūrėti, Mm. bet Bet jis dar žais Amerikoje, man rodos, ten ir kaip ir neplanuoja baigti karjeros. aš pats į Ameriką neplanuoju. Nu, bet mes pamatyti. Jo, aš jau norėčiau kažkada. Norėjau ir prieš Ronaldo pažais, bet gaila, kad kai žaidė Juventuse, aš už kelių ar kitais metais perėjau į pirmą komandą ir tada ant suolo jau sėdėjau. Tai būtų žiauriai gerai, smagiai pamatyti, kaip Ronaldo iš arti atrodo. Mm. Ar net pažais prieš šį kartą. Geras, geras. Nu gerai, žiūrim, kad turėsim dabar 8, paskutinis. Lapelis. Važiuojam. Florian Wirtz. Čia jau kaip Liverpoolio fanas turėjau įdėti, bet Čempasai nekoks. Labai nekoks. Gerai. Turiu komentarų. Būčiau apkeitęs su Usmanu. Usmanu. Taip pagalvoju, nes tik 20 vietą iš karto. Nes tikėjausi Neymaras, kad bus dabar. Aš ir gal bus Ir Neymaras. gal, blemba, tikrai. Ne, aš Aštunt. norėjau, kurie performina, bet kai parašiau Virtsą, tai pats norėjau rašyti, tiesiog nemeluosiu. Bet šiaip įdėjau, kurie performina čempionę. Tai tu pagal savo asmeniškumus tu vis tiek laimėjai, nes tavo realiai Virtsas į 8 vietą vis tiek pateko. Leidau savo vis tiek. Ja. žinai. Tai gerai, žiūrėk, perbėgam topą, šiaip ar keistum kažką, išskyrus, na, Virtsas su Usmanu keistum, tas faktas, gerai. Tada Nesutinku. pirmoji, aš gal ne be vietų, tiesiog vardinu šilės pavardės. Žinoma. Mesis, Mbappé, Jamalis, Ronaldo, Vinicius, Keinas, Haalandas, Virtsas, Bellinghamas ir Usmanas. Dembelė. Manau, solidžiai. Solidžiai. Aš šiaip iš Viską- tikrųjų, viskas gerai. aš kai sakau, aš toks kaip mėgėjas to futbolo, tai man čia, žinok, atrodo labai gerai. Esi girdėjęs Tik šitą. tais nesu girdėjęs Virtsas, kas yra. Tai Virtso nesigirdėjęs? Nežinau. Okay. Nežinau, kas yra Virtsas. Visus žinau iki vieno, išskyrus Virtsą, nežinau. Bet jo, šiaip Nes tą pavardę jaučiu tokia, žinai, kur nelabai įsiminė ir tiesiog... Bet sužinosi, manau. Jo, Virtsas sužinosiu. iš Austrijos. Australijos. Gerai, darom biškelį pasitraukimą šito. Dar vieną džinglą galiu Liudelę. Trapapapa! Taigi, rinktinės, ne? Keliaukime į Lietuvos rinktinę galbūt. Ja, pakalbėjom šiek tiek apie žaidėjus. Pasaulio čempionato Lietuvos, kaip žinia, nėra. Pasaulio čempionate. Kol kas. Kol kas, bet mes galim pakalbėti šiek tiek plačiau apie rinktinę. Kada pirmas tavo buvo spyris su kamulio rinktiniai? Nuo 18 metų dariausi Girėno stadione, atsimenu, prieš... Čia? Jo, Geras. Baltijos tauriai prieš Islandus.
po pendelių pralaimėjom. Įmušį bent jau. Jo, jau muš pendelį pats norėjau. Atsimenu, į tą patį kampą, kur dažnai mušu, tai netraukiamą mušiau ir... O, šitokia. Bandė rankas laužyti. Netraukiamą mušiau, man patinka. Tai labai gerai atsimenu dar, kaip tik savo namuose, man tėvai yra patarę marškinėlius įdėję įrėminę, nu, tai turiu 15 numerį raudoną maikę prieš Islandus ir datą parašytą turiu. Geras, kaip fainai pamatyti vis laik jaučiu. Ir 8000 MVP statulėlių. Bet jos ten, žinai, mažietis ten, žinai, viskas gerai. Iš rinktinės dabar, tarkim, šitas momentas turbūt yra vienas įsimintiniausių, tai būtent rungtynės pirmosios. Kokie dar tavo buvo momentai rinktiniai, kuomet tu tiesiog, žinai, dabar atversum tą skrynę galvoj ir skaitum, va šitas yra mano geriausias momentas rinktiniai. Turiu du gal. Vienas prieš dabar, kai Olandų žaidėm ir kai įmušiu įvartį ir tiek fanų buvo, kur tiesiog įmušiu Olandams įvartį ir visi, belia kaip reikia ir, žinai, niekada čia gyvenime nebuvau patyręs, kad tiek žmonių surinka pilnas stadionas ir Olandas mušti įvartį, žinai, prieš tokius žaidėjus irgi smagu ir žiauriai gera širdžiai. Nieko iš to Van Dijko nelikė, jau neatlaikė, neapsigynė. O antras irgi įvartis buvo prieš Suomijos čia irgi Girėno stadione, kur pasiėmiau komandos draugės davė kamuolį, išsivedžiau ir tiesiog dėjau strėlį ir... Jo, žiūrėjau gyvai tas rungtynės beje. Ir tada bėgau ten, irgi pilna žmonių buvo stadionė. Ir vienas iš jų buvo šitas žmogus. Ir su Olandija turėjau varyti, bet turėjom bilietus į stand-upą. Matai, kaip pasirinko, ne? Bet dabar nebekeisiu jau gal. Galėjai, nes... Tai žiauriai geras jausmas, belia kaip geras jausmas buvo ir atsimenu, visi kaip atbėga džiaugtis ir fanai ir ultra, žinai, skanduoja, tai belia kaip šarpuliukai. O šiaip turi kažkokį savo specifinį tą įvarčio šventimą kokį nors? Siū! Nu, tipo, yra siūnė, yra kokį nors dar. O tu turi kažkokį savo? Ne, nelabai. Ne, šiaip. O šiaip norėtum turėti, kur, žinai, tu turi ir tada visi, kas yra tavo gerbėjai, realiai žino, kad daro taip greitis. Ir Lietuvoje muša bankę ir tada daro, žinai, tą kažkokį tiesiog. Nėra taip lengva sugalvoti savo celebrationą kažką. Nes jau dabar, žinai, kiti prisigalvoja, kaip, pavyzdžiui, Juventusą, kur žaidžia Turkas Ildisas, irgi ten žvaigždutė, žinai, pasidaręs iš ranko, aš nežinau, kaip jie ten... šovė galvą, kad pasidaryt. Kažkaip ten tas pirštas. Jo, žinai, tokį padaryt, tai, žinai, man net nešautų galvą. Ką aš daug galiu iš Kašyvo imti, pažiūrėk, Karis, kaip lengvai sugalvojęs ir va tokį, tiesiog va tokį bėga. Tai kol atostogos gali va susigalvo dabar. Jeigu reikės, mes to galim padėti, mes pamastytume. Aš parašysiu to. Gerai. Tokį, žinai. Lauksiu. Reikia sugalvoti kažką gerą. Gerai, tai šiaip pats paminėjai, ką tik tais, kad niekada nebuvai patyręs tokios atmosferos, kad čia yra pilnas stadionas, kad Dariaus ir Girėno stadionas ošia ir panašiai. Tai nuo savo 18 metų, nuo debiuto, tu jauti skirtumą ir didesnę meilę futbolui Lietuvoje, ar viskas taip pat ir anksčiau buvo ir dabar? Lietuvos futbolui. Tarsi turiu meni, kad žmonės labiau myli futbolą, labiau ateina į rungtynes pasižiūrėti ir panašiai. Manau, kad tikrai išaugęs ir tų žmonių, kur tikrai ateina į rungtynes, gal labiau platina ir labiau mato, aišku, tų rezultatų nėra, bet žaidimas gerėja, kad seniau kiek žiūrėdavau, tai būdavo kamuolys vartininkų ir mušami priekį, žinai, antrą kamuolį. Dabar yra toks, kur vartininkas gauna duoda gynėjai, saugui, kraštinį, žinai, ir žaidžia tą kamuolį ir aišku, ir to aukštų čia normalu visi duoda, bet labiau tas žaidimas jau yra ant žemės ir labai smagu, kad ir tų žmonių ateina ir manau, kad daug vaikų jau pradėjo ir tą futbolą lankyti ir pradėjo labiau mėgti ir gal, kaip sakiau, tai rezultatų nėra, bet manau ir tikiuosi, kad jie ateis. O tu supranti vieną tik labai svarbų dalyką, labai gerą dalyką, manau, kad tavo pavardė esanti Serie A komandai, aš taip įsivaizduoju, bent 1000 vaikų į futbolą atnešė. Gali tai suvokti, kad tai yra rimtas žiauriai dalykas. Pamato kažkas Serie A, gynėjas, fulė. Tėvai galvoja, kad blemba, žiūrėk, yra potencialo, gali tapti, žinai, rimtų gerų futbolininkų. Nori fulę, einam vesti tave į fulę. Aš labai tikiuosi, kad yra tiek vaikų, kad tėvai ten sako, lietuvių žaidžia, tai mano sūnus irgi tikrai gali kažką padaryti ir gal net kitur žais dar geresniai komandai ir geresniai lygoj ir
tikrai gali prasibrauti, žinai, gal tėvai paima tos vaikus, žinai, ir siunčia, kad va, taip, žaiskit. Čia faktas, kad tai žiauriai veikia, nu ten, nežinau, paimant paprastus dalykus. Tikrai pilnas. Jo, faktas, pavyzdžiui, aš sakau, sūnų irgi futbolą vedžiau, dabar šiuo metu krepšinis yra prioritetinis sportas jam, bet vaikų fūliai, ta prasme, yra nežmoniškai daug, bent jau Vilniui, ten, wow, yra kosmosas. Ir aš kaip suprantu, pagal ten jo draugus, bendraklasius, tai šiuo metu toks jausmas, kad negi yra pralenkę pagal tą lankomumo, žinai, kiekį, kalbu apie vaikų kiekį, nekalbu, Tai žinai. nesitikėjau net, kad... Ta prasme, nuoširdžiai, aš esu apakęs, žinau, ta prasme, kiek futbolas populiarėja ir sakau, kiekvienas toks vat, iššovimas žaidėjo, toks kaip tavo iššovimas, žinai, jis yra, nu, didžiulė paspirtis yra tiesiog futbolui Lietuvos, aš taip manau, žinai. Dėl to aš ir klausiu labiau, žinai, ar tu jauti tą skirtumą, kalbant apie fanų palaikymą, žinai, tai čia aš manau, kad nenuostabu, kad ir tavo, tas, sakau, karjeros šuoliai prisideda ir prie to, kad nori ateiti žmonės pažiūrėti, žinai, kaip tas gynėjai čia juda toj aikštėje, žinai. Ir aš manau, kad va, toks dalykas, tiesiog sakau, ačiū tau, žinai, nuo Lietuvos žmonių, kad tu tai pasieki, žinai, kad tu esi ten, kur esi ir kad atneši tą meilę taip pat papildomai tą futbolą. Tai va čia sorry, aš toks nuėjau. Bet ir modernizuojasi akademija, žinai, iš vakar vien pamačiau, Vilniaus akademija pasileido su Benu Lastausku reklamą. Okay. Ir žiauriai kieta ten, tipo. Bairiukų biškelį jau galiu. Nes, nu, žinai, anksčiau būdavo futbolas toks, tipo, dėdžių kažkokių ten tvarkomo, žinai, viską, dabar atsirado ir Ignas Kurklėtis, kur daro reelsų, žinai, linkėjimai. Tai jisai su vaikais dirbo ir, nu, ir tavsi parodo, kad fan gali būti tas visas, ne tik tai kažkoks tik sportas, žinai, bet yra, kad gerai praleisti laiką ir sportuos. Tai Skubeno Lastausko reklama, ten tiesiog matai, kad tuos žingsnius daro sudomint vaiką ne tik, kad tu spirsi įvarčius, bet dar ir smagiai su draugais palakstys ir panašiai, kas irgi yra dalis, tipo, to viso. O kalbant apie draugus, tarkim, koks tavo geriausias komandžioks? Rinktiniai jau. Bet jo irgi atsargiai atsakyk, nes po to galime kalbėti. Kur ir dabar sueinam, tai gerai, tai yra Tutiškinas, Kučys, Utkus, nes mes turim grupelę ten draugų, kur visi kartu, žinai, būna ir tiesiog visi gerai sueinam ir visi kartu praleidžiam gerai laiką rinktinį ir už aikštės ribų, tai šiaip su visais gal gerai sutarė, bet žinai, su jais tai daugiau praleidžia laiko ir daugiau šnekamės apie rimtesnius dalykus, tai žinai, su jos išskirčiau. O tu nesi dabar tas, kur, kaip kalbėjom, kad atvažiavo kažkoks tai lietuvis, čia nelabai ten dar geras, gal mes nelabai jo žinom ir nelabai nori su tavim bendrauti, neturi dabar tu to tokio statuso, kur tu esi žvaigždė dabar komandai, atvarai ir su tavim bijo žmonės bendrauti, kokie naujokai, nežinau. Čia šiaip klausiu, grynai iš lempos buvo. Ne, nemanau, nes... Nėra taip? Ne, ir pats nelaikau save tokia, tai žinai, ir nenoriu, kad mane žiūrėtų, kad wow. Eit su jo kalbėti, blemba, nenoriu, baisu, žinai, tai aš taip tikrai nenoriu, kad į mane va taip žiūrėtų, bet tiesiog būna, visi rinktiniai pasišnekam, pasikalbam per treniruotės, prieš, kai valgom, žinai, tai nėra to statuso, visi vienodi esam. Okay. Aš norėjau dar apie numerį paklausti, kaip tu numerį išsirinkai marškinėlių? Ar tiesiog buvo krūva marškinėlių ir čiupai pirmus, ar yra kažkokia istorija su numeriu? Tiesiog, nes buvau 18, aš pakvietė rinktinį, žinai, aš neįsakysim, man tą numerį duok, dabar aš paimsiu, žinai. Tai tiesiog šauja, bet dabar pagalvojus, tai 15 mano diena gimimo. Tai kažkaip viskas sutapo. Spės dėl Vinco Carterio, bet gali būti ir kad su gimtadieniu labiau. Čia galbūt labiau, ne, iš tikrųjų. O kad jau užsiminiau apie marškinėlius, tai aš turiu tokį hobį, memorabilijos visokios rinkimą, žinai. Ir prieš mūsų pokalbį nukeliavau į eBay'ų pasižiūrėti ir tavo kortelės šiaip visai vertingos. Tai ar pats kažką daraisi, kaupi dalykus, minėjai tėvai, kad turi marškinėlius įsirėminę, bet ar pats keitiesi marškinėlį su kitais žaidėjais, ten perki korteles savo ten su parašu ir po to galvoji, kad kai žaisi jau Barcelonai, kad galėsi parduoti ir panašiai. Ne, kortelį jokių neperku, bet su žaidėjais keičiuos marškinėlės ir noriu tiesiog kolekciją turėti su, kad kai baigsiu futbolą. Ką jau turi va tokio tau įsiminti? Olivier Giroud? Turiu po pirmo grajos. Pirmo debiuto. Žalę pasirašęs. Rudai, tamsiai žalę tokia. Žiūrėk, gerą turiu Dybalos. Balotelio turiu. O, šitą kietą. Kur Dženai žaidė dar. Čalonoglu turiu, Barelos, Paredeso, Dybalos. Ar sakiau? Du kartus paėmė. Tai du Paredeso turiu, 2 maikės, tai žiauriai gražios. Tai tu po kiekvienų rungtynių?
Stengiesi. Na, aišku, jeigu Dažnai, žaidėjai su jo. aukštesnio lygio. Ir turiu iš komandos draugų Vlašičiaus, turiu, kuris Kroatijos rinktinį žaidžia, paprašiau. Tada iš Serbo turiu 3, nes gerai sutariu irgi. Okay. Ir dabar draugą paprašiau, kuris Norvegijos rinktinį žaidžia, jeigu bus Maikė, tai kad parvežtų į Turiną. Biškių kambario nemaža, reikės jau tą į ateitį bus. O jums leidžia klubas keistis marškinėlis, nes Lietuvoje yra buvę, kad taupumo sumetimais nesikeičia marškinėlis. Ne, pas mus yra 3-8 rungtynės į sezoną, tai po vieną Maikį rungtynės gali pasiimti, nes 2 yra, vieną pasiėmė, vieną tą kitą, kitom rungtynėm dažniausiai būna, tai po 2 Maikės rungtynės, žinai. Netaup. Ir po vieną pasiėmė, tai Italijai turi dar užsitaupęs. Geras. Mums reikės Aš šiaip jau, gal visai fainai, ten Jo, turi užstaupęs, reiks negalėjau tau ten, žinai, kažkaip, reikės su mielu parvežt. noru parimsimėm, žinai. Reikės parvežti. Nenori per daug trintis, žinai, bet jeigu ką, turėk Jeigu omeny. turėjau ten tų atliekamus, Reikės. žinai. O šiaip galim iš tikrųjų dabar Vietą ir šaut prie debiuto, nes paminėjau irgi žiūrų, kad marškinėlius gavai per pirmąsias savo Siriją A rungtynes, neklystu, ne? Ir tavo debiutas esu užrašęs netgi 23 vasario 10, ne, dieną, jeigu tu pameni ar nepameni. Jau vasario 10. Ja. Tai pirmas. Dabar nepamenu, ar šitoj vietoje, ar šitoj yra. Ne čia pasirašęs. Ir tu gali palapažiūrėti. Ai, turi pasirašęs? Ai, šičia. Ai, čia reikėtų mokėti romėniškai skaityti. Jo. Ja. Tai vasario 10. Mums tiesiog 2-2. Geras. 2-2, aš 2-3 užsirašęs. Gal aš klystu, atsiprašau. Gal ne taip užsirašiau, bet žodžiu, debiutas, ne? Ir debiutas buvo prieš Milaną, ne? Kaip ir daug kalbam, kad pasimėti žiūriu marškinėlius. O dabar tada grįžkim, dabar iš karto, žiūrėk, vėl, kaip ir minėjau, mėgstu aš per tą emociją pažaisti. Tai tu sužinai, kad žais. Aišku, nežinau, gaudulys turėjo pasiekti aukštą lygį, bet turbūt ir tas excitementas visas malonus turėjo irgi būti over the sky, ne? Tai buvo, viskas prasidėjo dieną prieš buvom pagrindiniam stadione mūsų Turinio. Ir aš jau su draugu ir treneris už nugaras ir sako, gali ateik. Nu tai paėmiau čia už šoną už klubą ir sako, ateik, sako, tu duosiu šiandien skirtuką tą ir sako, rytoj žaisi. Tai žinai, taip toks visas per kūną, nuo jo toks karštis atrodo ir taip atrodo gerai ir to nesupranti, žinai, kad rytoj reikia žaisti prieš tai jo komandą, tokius žaidėjus. Tai darėm visą taktiką, žinai, jaudulys eina, nes jisai galvoja apie rytoj, kas bus rytoj, kaip reikia sužaisti rytoj prieš tokią komandą. Bet nieko, baigęs treniruotę, ten visi sako, o tu žaisi, ten pasveikina, žinai, viską ir kitą dieną, tiesiog kai reikėjo eiti miegoti jau tą dieną, tai toks nejauti jaudulio, lengvai užmigau, bet kitą dieną, kai atsikėliau, jau buvo pietų, žinai, ir tas laikas vis artėja prie tų rungtynės, mes žaidėm vakare po 8:05, o mes pietus ten po 1 valgym, tada miegas buvo 4 valandas, nelabai miegojau, nes tiesiog mintis vien rungtynė šiandien reikia sužaisti, debiutas, tiek žmonių žiūrės, žinai. Kitin 70 000 telpa, ne? Kiek buvo, nepamenu, 7, 9, 8, galbūt 6 kažkur. Okay. Wow. Tai jau kai atėjo, jau kai reikėjo važiuoti autobusu, žinai, mano pirmas kartas buvo ir policijos, žinai, belė kiek, ten prieki policija su mocais važiuoja, galė irgi ten autobusiukai, žinai, su grotelėm policijos važiuoja į tą stadioną, žinai, Milano fanai laukia, ten fokais apmėta, žinai, tavęs taip žiūriu, wow, kas yra Lietuva, žinai, taip niekad nėra, nemanau, kad bus, o net važiuoja žmonių belė kiek laukia, nušulipinė tave ten mėta, žinai, žiebtuvėlius visokius, įvažiuoja į tą požeminį ir tiesiog apšilimą, kai jau daryt, jaudulio nebuvo. Bet kai reikėjo atsistoti prie apačios kadjakčiai, kur teisėjai palaukti, žiūriu į to žaidėjus, tai ką aš čia veikiu? Ką aš čia svajojau, žinai, tai padaryti ir, žinai, svajonį įsipildyti ir, žinai, kad reiks tokį darbą padaryti ir žiūri žaidėjus ten Menjanas, Teo Hernandesas, Leao, žinai, visi taip žiūri tokie, žinai, monstrai sustoja ten, žiūrų ten belio kokio didumo. Tai išėjo aikštėn, atsimenu, pirmas 10 minučių toks jaudulys buvo, kad atrodo kojų negali pavilkti, bėgi, bet atrodo, kaip per karštį nesibėga. Tas kamuolys irgi paėmi, sustabdai, aš atsimenu dar pirmą, kaip kamuolį praradau, davė kraštinis mano vidurį kamuolį prie vidurio linijos grinai, aš prisimėjau, žiūriu, žmonių nėra, pasimetu biškai prieki. Nebėra kamuolį. Nūdau, kas čia vyksta dabar. Ir tiesiog tas jaudulys belė koks buvo, bet paskui kažkaip įsižaidžiau, tą vieną kamuolį priėmiau, atidaviau, vėl prisimėjau, atidaviau
Ir tiesiog tas jaudulys po biškį nuslūgo ir tada pradėjau žaisti, bet tada gavau geltono kortelę, tada treneris pakeitė po pirmą kėlinį, žinai, jaunas irgi vis tiek ten išeisi, paskui vėl antrą geltoną, žinai, komandą. Bet pakeitė ir tada gavom įvartį, pėm kažkelintą Žiūrų įmušė ir pralaimėjom. Dėl to, kad pakeitė tai. Dėl to į marškinėlį paėmė, bankiai muš. O kaip vyksta tie apskaitimai, tu turi susitarti su žmogum, ar ten akių ryšį pagauti, ar kaip ten viskas veikia? Tiesiog po rungtynių. Ar po pirmo kėlinio, aš sakiau, gal galėsim ten apskeist maikiam, žinai, galėsi duoti ir tada po rungtynių, sakau, mes nuėjom į Rūbinę ir aš parėjau su Maikė ir jis, žinai, jau laukė manęs, kad su Maikė apskeist, žinai, apsikeitėm, jis man davė Maikę savo ir aš paėmiau ir sako, o tu man duosi savo? Ir aš toks, tai aišku, imk ir, žinai, paklausė, sako, sėkmės, ačiū labai, ten sako, sėkmės karjerai, tai, žinai, džiaugiai smagu iš tokio žaidėjo, kuris ten Prancūzijos rinktinį žaidė, ten beveik kiek įvačiamą, žinai, tavęs no-name paklausė, kaip sėkmės ten, sėkmės karjeroj, viskas žiauriai, žinai, taip, žiauriai smagu. Žiauriai kietai, tarsi žiauriai kietai, aš kaip irgi įsivaizduoju, nežinau, aš per ką aš prizmę turbūt visą laiką viską įsivaizduoju, žinai, kokį nors, nežinau, Iverson, žinai, stovi. Ir tipo, duot man savo Maikį, aš irgi žiūrėčiau išsižiojęs, tikrai neduočiau savo pradžiai, nes nesuvokčiau, kad reikia taip elgtis. Reikia Maikį iš tos? Aš Maikis, turiu dar, jeigu reikia. Jeigu aš galiu nuveši gal aš. Jo, geras, labai faina, o dabar žiūrėk, čia turbūt debiutas įsiminė Max. Kita dalis, kuri turbūt įsiminė, tai jau ir pirmą bankį jau tenais. Pirmą bankį atsimenu, nes ant suolo sėdėjau ir prieš Fiorentiną Firencijai žaidėm. Ir mūsų komandžiokas mano metu debiutavo, man rodo, starte, ar šiaip debiutavo ir raudoną gavo, pirmą geltoną ir tada raudoną po kelių minučių gavo. Ir mes gaminėm 1-0, į mane treneris išleido PM ar šiam kažkelintą minutę. Ir tiesiog ėjau presinguoti atraminį. Ir gynėt prisėmęs kamuolį, davė vidurį ir aš net nespratau, perėmiau kamuolį ir žiūriu, galiu mušti, nes kampas laisvas yra su dešinė. Tiesiog mušau su dešinė, žiūriu, kamuolys vartose, nieko nesprantu, kas vyksta, nes atrodo viskas, užtemo galvoje, atrodo smegenys, išsijungia viskas, nespranti, kad įvartį mušiai. Ir visur bėgiau, ten nubėgau, grįžau, bėgiau, ten. Nes celebrationų neturėjai, nežinau, ką daryti. Matai, mes turim dar padirbti šitą vietą. Bet ir tiesiog, kai tą įvartį įmuši, tiesiog emocijos pasileidžia ir tiesiog bėgi ten, kur, tai atrodo, visą aikštę gali apibėgti be nuovargio. Tiesiog nepavargęs, man tiesiog tas jausmas buvo, kur tiesiog ten bėgu, nepavargsiu, ten nubėgu, ten visi gaudo, atrodo, ir visi bėgi ir džiaugia, žinai, šoka ant tavęs ir sveikina, žiauriai smagu buvo. Aš turbūt niekad nesu kalbėjęs, žinai, su futbolininku, taip, Jo, nes išvarė, kai turėjom su Edvinu Gertmanu šnekėti. Jo, mes buvome Edviną pasikvietę ir Žakas irgo neturbūt. Ir tipo sako, jeigu Andžia paskambins, turi išvarytis. Ir iškart praktiškai paskambina. Tai aš turėjau vienas kalbinti tada, bet labai smagu buvo. Jo, tai aš nesu niekad taip stipriai įsijauti ir man ta visa istorija tavo, žinai, skau faina. Ir ypač, kad ten skau aukščiausiam lygiai dar įmušį įvartį, tavarsime, wow, tai yra labai stipru. Ir iš tikrųjų aš pagalvoju, kad toksai medijose dar labiau šovė tavo vardas, kuomet žaidėt vėl prieš Milaną ir kuomet tu persveriamą į tą įvartį mušai, buvo 1-1 ir mušai dar vieną įvartį. Ir aš atsimenu tada, tai turbūt visas spauda Lietuvos visi rašė, visi iki vieno. Tai buvo kažkom tai kitoks šitas įvartis, kad būtent prieš Milaną, kad būtent pergalingas, pavadinkim, įvartis, ar kažkas kitaip buvo? Tai buvo žiauriausias jausmas jaučiu gyvenime, kur šurpuliukai atrodo ir kai įmušiau po rungtynių, kai jau mėgoti, nors negalėjau užmintis, tai galvoj tas buvo, kad įmušiau įvartį čia ne bet kam, ne vaikų futbolio, o Milanui ten Meinjanui, kuris Prancūzijos rinktinį dabar žaidžia pasaulio čempionate, kur ten visų žaidėjų, žinai, belia kaip traukia gerai ir įmušį įvartį savo stadione pagrindiniam ir kur įmušį bėgi prie fanų, visi džiaugiasi, visi nuo stalelio bėga ir tada žmogus, kuris kai įmušį įvartį to vardą ir pavardę, žinai, sako Gvidas ir visi fanai, žinai, gyneitis ir žinai, šarpuliukai eina ir kai laimėjom visi sveikino ir jausmas belia kaip geras. Žinai, mums reikia keliauti jau į ateitį, manifestavai žaidimą prieš Milaną, ne? Tai, o koks būtų svajonių klubas tavo? Įsivaizduoji, yra kažkoks svajonių klubas, kuriame norėtum žaisti kažkada?
Nu, šiaip tai Liverpoolį labai palaikau. Šaunuolis. Širgi. Jau šiaip senai palaikau, tai tikrai svajonė, manau, O va tų žiauriai marškinėlių, būtų kaip man patekti reikėtų tada. į Liverpoolį. Ok, geras. Neprijaučiu, žinai. Ne, čia jau jūsų problemos. Bet nieko tokio. Tai nu apie ateitį dar kažką gal dar. Man Viskas tik man tiek? užteko, pasakė Liverpoolis. O tai kalbant apie ateitį, girdėjau, kad kažkokiu ten buvo gandų, ar kažkas ten rašė, kad buvo kažkas domėjęs, Vokietija, tavim Bundeslygos, kažkokios komandos ir panašiai. Yra, nu, aš tikiu, kad galbūt ir negali kažko ten per daug pasakot, bet šiaip yra kažkoks dabar sudomėjimas, nežinau, šiuo metu kažkas kreipiasi į agentą, į tave, bando kažkur prisivilioti, perkalbėti ir panašiai. Tai buvo tada su Vokietija, kad, bet tiesiog tokie gandai paleisti, kur tiesiog ten su agento kažką pasakė, kad ten domisi, bet šiaip tai nebuvo nieko tokio dar toliau pažengusio tos sudomėjimo, tiesiog buvo sudomėjimas kažkoks ir viskas, kad buvau tam shortliste, kurių žaidėjai, ten nežinau, kiek jų yra shortliste, bet tiesiog, kad va tavim domisi ir gal, žinai, peržiūrėsim, kaip jis atrodo, gal, žinai, pakviesim. Aš galvoju, normalu, nes tavo kontraktas dar kiek? Iki 29. Nu, tai va, tik 29 kontraktas, tai čia turbūt reikėtų išpirkas mokėti didelės, ar ne, jeigu norėtų kažkas pasiimti. Jo, nes ir prezidentas mūsų, kuris pardavinė žaidėjų, žinai, kur už dar brangiau. Yeah. Tai va, dėl to galvoju, ir normalu, kad gal per daug nesikreipia, žinai, arba tu tiesiog to nežinai, nes nu, nėra šansų praktiškai paimti tavęs. O tai dabar, kalbant apie kitą sezoną, kaip vyksta iš viso tokiuose dideliuose klubuose, nežinau, tie planai, ar jūs kalbatės, kad ten va, dabar vidai ten man reikės iš tavęs, kad būtum ten, nežinau, daugiau, nežinau, kaip ten viskas vyksta, vidai papasakot. Tai jeigu su treneriu kalbant, tai tiesiog kalbė su treneriu ir sako, tavim ten labai pasitikiu, noriu, kad ten žaistum toj pozicijai, kad taip žaistum, ten visai iš manęs reikalauja ten mušti vartus, žinai, ten kokį įvartį įmu, žinai, nes sako, kad aš pats žaidėjas, su kuriuos aš turiu mušti įvarčius, žinai, bet šį sezoną nepavyko. Bet tiesiog kai matai šitą, kad treneris tavim kalba ir tavim pasitikė, tai žinai, jauties, kad tas stresas toks nueina, žinai, ramesnis treniruotė būni, žinai, ir gali savo dalykus daryti, nes žinai, kad treneris tavim pasitikė ir gerai jausis tavim, gal net, žinai, dažnai žaisi startį. Nes dabar ir šiaip jau šiais metais buvo, kad tu žymiai daugiau laiko gavai, ne, jeigu neklystu. Jo, tai jeigu buvo pirmas treneris tas Marko Baroni dabar, kuri Verona išėjo, tai ačiū Dievui. Iš pradžių pirmą žaidžiau prieš... Turim. Signalizuoju. Palauk, atsiprašau. Palauk. Numesim iškelį dar. Gerai. Tai kai Verona išėjo ir dabar, kai prieš Interą, kai išleido, jau startą žaidžiau ir atrezą padariau ir Lautarą atidavė įvartį ir įsimušė. Tai kitas pasikvietė po kelių dienų į savo kabinetą, ten sako, čia nieko nebuvo, sako, čia belia kiek žaidėjai taip suklysta, ten sako, prieš Fiorentiną galėsi žaisti, ten, sakau, jo, tai aišku, sako, jo, gerai, startą eisi. Treniruotė, nedada į startą, žinai, net nežaidžiau. Ar išleido po 10-15 minučių, gal išleido, žinai, prieš Fiorentiną. Tada išvariau į rinktinę, ar nežaidžiau dar, tada išvariau į rinktinę. Įmušiau įvarčius Olandams, įmušiau ir asistą atidaviau. Grįžtu, net nesitreniruoju su komanda, žinai. Iš šono padėtas tokio iš turkų vieno, kur dabar... Ai, ta prasme, tiek iš šono padėtas. Jo, iš šono, kur net nesitreniruoju, žinai, kur sako, iki šono, žinai, ten treniruokis. Tai 2-3 dienas manau treniravausi taip šonį ir mano tada agentas sako, aš paskui agentas sako, paskambinsiu direktorius sako, nežinau, kas čia vyksta ir tada pagalbėjo su treneriu. Treneris tada pabiški leido treniruotis pem, žinai, taip einu treniruotis, tada pakeičia su kitu žaidėju. Ir tada buvo žiauriai karštą dieną ir buvo dvikovas tokių žaidėjų vienu iš Maroko. Ir buvo kamuolys pem ir jis laimėjo tą pem, atidavė kamuolį. Sustabdė, pradėjo rėkti, mane sako, jeigu čia taip ateis, sako, aš tave visą tą sezoną išmesiu komandą, žinai, ir nesitreniruosi. Aš galvoju, kas čia vyksta, aš ką tik grįžau, tai pavarinkti, nes taip gerai atrodė, žinai, motyvacijos lygis, energijos, žinai, lygis, čia buvo aukštumas pasiekęs ir aš grįžau ir mane, žinai, dugną vėl numetė. Tada aš ten 4 grajus gal praleidau ant suolo, žinai, 0 minučių, net apšilimo nedarydavau.
Ir tiesiog tada iš niekur treneris pradėjo leisti mane pabiškį, tada į startą ir tada į startą, tada išmetį. Nes pralaimėjom labai daug rungtynių. Okay. Bet dabar, kai pasikeitė treneris, pasikeitė ir laikai, ne? Dabar yra žymiai daugiau laiko aikštėje. Bet dabar vėl pasikeitė treneris. Ai, vėl pasikeitė? Jo, dabar kitas yra, bet tas, kur po Baronė atėjo, tai žiauriai geras treneris buvo ir pasitikė manim, žinai, ir leido daug žaisti ir daug minučių surinkau, tik aišku gaila nepavyko įmušti įvarčių, bet tikrai... Kitais metais, kitam sezonui luks, ne? Tikiuosi labai. Tai žiūrėjau, mes tatuo ir palinkėsim, aš manau. Jo, mums jau mojavo, Milda, matai pro langą. Jo, linkimės tau daug bankių. Geras pokalbis buvo, nes taip užsitęsė. Mes visą laiką dažniausiai, kaip minėjau, apie valandą kalbam, bet niekada nesigauna mums, dažniausiai. Labai smagu, nes niekada apie tai, fulę nesam šnekėti, žinai, laik įdomu. Tai va, tai ačiū tau labai, kad buvai čia, tikiuosi, kad neprailgo tavo pašnekesys, nes mums buvo tiesiog gera sužinoti daugiau, tikiuosi, kad ir tiem, kas žiūrės, sužinos daugiau apie tave, žinai, iš galbūt kitų pusių, iš kitų kampų, tai linkim tau, kad iki tų 29 metų užtikrintum savo vardą labai labai stipriai ir kad po 28 Liverpool važiuotum, okei? Labai mes tikiuosi. Tokį lengvą linkėjimą. Ir marškinėlius dar gausim. Šiaip Jo, būtinai reiks parvežti. Gal kažkokį bairį žiežį, skamą žiežį, kokį aš moku, sakiau. O dieve. Pala, žiežį around the world, kaip ten reikia padaryti. Pala, baigiam. Tuoj vandens nepelės. Ačiū.